Labas vakaras visiems. Na, iš tikrųjų, kad šitiek žmonių ateina į fizikas, tokį miksą su alumi, tai rodo tiesiog, kad Lietuva ir pasaulis apskritai dar tikrai turi ateitį. Sunkus laikai, čia karas visur beveik, bet aš manau, kad mes išturėsim, nes jeigu šitaip mylim fiziką, tai viskas bus gerai. Nu, turiu pasakyti, nelabai aš džiaugiuosi, kad teko man uždavinys papasakoti apie šitų metų Nobelio premiją. Blogas dalykas su ją yra, kad neišeis man turbūt papasakot taip labai paprastai, kad ir trečiokas galėtų suprasti. Reikės matyti nuo 7 maždaug klasės tokio lygio ir aukščiau. Nes premija iš tikrųjų iš gana sudėtingo mokslo. Aš bandžiau jį taip nudurnint, apipinti paveiksliukais ir bandysiu kalbėti labai garsiai ir labai daug mojuodamas rankomis. Na, tiesiog, kad būtų bent jau linksma, jeigu ir niekas neaišku, ar ne? Būna ir tokių situacijų, tai jeigu trūks aiškumo, baras tenai dirba, bandykit chemiją kažkokią atskiest šitą fiziką. Gerai, o dabar pradėkime, mes turim pakalbėti, už kągi ta premija duota, kągi mes čia išmokome kaip žmonija, mes ar ne, mes tai čia visada taip, žinot, pasišildyti šlovės spinduliuose, net ir aš neatsispyriau progai. Premiją davė Ferencui Krausui, Anluilier, tikiuosi teisingai ištariau, ilgokai mokiausi, net YouTube susiradau filmuką, kur moko tarti jos pavardę, ir Pierui Agostini. Už eksperimentinius metodus atosekundiniams šviesos žybsniams generuoti ir jų taikymus tiriant elektronų dinamiką medžiagoje. Kaip matot, žodžių nesuprantamų pavadinime daug, bet mes pabandysim taip, maždaug po truputį išsiaiškinti. Nenustebkit, jeigu kuo toliau, tuo mažiau bus to aiškumo, bet tai reiškia, kad artėja pranešimo pabaiga ir jau bus galima šiek tiek atsikvėpti. Pradėkime nuo to, kad mes turim bendrą fizikos principą, kad kuo dalykai didesni ir sunkesni, tuo lėčiau jie juda. Ir atvirkščiai, kuo mažesni ir lengvesni, tuo jie juda greičiau. O mes, kaip žmonės tokie primatai, stebėdami pasaulį, visada norim pamatyti, kaip ten viskas juda. Ir jeigu objektai patys didžiausi, tokie kaip galaktikos ar net visa visata, tai jų evoliucijos mes stebėti tiesioginiu būdu neturim visiškai jokių, nes mūsų evoliucija yra gerokai greitesnė už galaktiką. Mes gyvenam galaktikos viduje, jei esant maždaug tokioj stacionarioj būsenoj. Atsiradom, greičiausiai ir išnyksim, o galaktika dar bus ir po mūsų. Vienas iš būdų, kaip mes galim suprast, kas vyksta su ta galaktika, ir čia jau pirma fizikos pamokėlė šiandieną, tai yra žiūrėti labai toli. Jeigu mes žiūrim pro teleskopą kažkur labai toli, tai šviesa, kuri ateina į teleskopą ir kurią mes matom, yra užtrukusi kelyje labai daug laiko. Ir dėl to mes, kuo toliau žiūrim, tuo toliau į praeitį mes žvelgiame. Ar ne? Reiškia, pirmose eilėse sėdinčius kolegas aš matau, šiek tiek mažiau pasenusius negu galinėse eilėse. Galinėse eilėse vaizdas vėluoja. Tiesa, nedaug, tai nesudaro praktinių problemų. Toliau, jeigu objektus mažinam po truputėlį, einam prie planetų. Planetos jos ten aplink savo žvaigždę keliauja, mūsų planeta, pavyzdžiui, apsisuka vieną kartą per metus ir toks laiko matavimo įrenginys panašiems laikams matuoti yra kalendorius. Tai kalendoriai, metraščiai, jau čia tokie žmonėms prieinami matavimo instrumentai. Toliau mažinam tos objektus. Planetose, bent jau vienoj iš mums žinomų planetų, yra gyvybė. Jis juda įvairiais greičiais, tam tokia organinių molekulių keisti maišeliai, reiškia, tvarkingai susidėlioja, sugeba judėti įvairiais greičiais ir vieni kitus mėgsta stebėti. Tai, sraigės juda lėtai, vilkšunis bėga greitai, sakykime, kolibris, mojuodamas sparnais, mojuoja taip greitai, kad nei žmogaus akis, nei fotoaparatas paprastas jau nebenufilmuoja, kaip jis tam tais sparnais mojuoja. Jeigu kalbant apie gyvų organizmų judėjimo greičius, tai mes turim filmavimo kameras, chronometrą, tokį tipinės trukmes, 100 metrų kaip bėga
na, ten kokie gal nelabai olimpiniai sportininkai, fizinio mokytojas išmatuoja su chronometru. Na ir patys savo akimis stebim, tai irgi dar maždaug sugebam pastebėti, kaip juda kokie gyvi daiktai. Bet kolibrio pavyzdys, tiesą sakant, yra įdomus, nes čia jau prieinam ribą, kai mūsų akis nebereikia. Ne? Ir tik tai, jeigu turime labai greitą kamerą, kuri padaro, tarkim, 2-3 tūkstančius kadrų per sekundę, tada kiekvieno kadro metu kolibris gaunasi užšalęs. Kadro ekspozicija trunka tiek trumpai, kad kolibrio vaizdas yra kaip ir užšalęs erdvėje ir mes galim tos kadrus vieną po kito apžiūrėję, rekonstruoti ir suprasti, kaip ten jo tie sparniukai, kokią trajektoriją juda, kai kolibris skraidžioja nuo žiedo prie žiedo. Vienas iš tokių pirmųjų eksperimentų fizikoje, tyriant vis greitesnius dalykus, buvo maždaug 1870-80 metais, nežinau, gal čia yra data, 1878 užrašyta, atlikta fotografijų serija, kurioje, kaip teigia legenda, greičiausiai neteisinga, kaip ir visos legendos, kuriomis apsipina svarbus mokslui dalykai, kad buvo stambios lažybos pastačius ant klausimo, ar kai arklys bėga šuoliais, pas mus kaime sakydavo zovad, laki, jo, tai ar jo visos būna momentas, kai jo nei viena koja nesiekė žemės. Sprendė atseit tokį klausimą. Iš tikrųjų turbūt taip nebuvo, bet norėjo vis tiek rekonstruoti šuoliais lekiančio arklio kojų judesius. Na ir tais laikais tai buvo problema, nes fotoaparatai dar buvo ką tik gimę. Na, bet vaikinas pavardę Muybridge, reiškia, turbūt olandų kilmės, sprendžiant iš keisto U ir I dvigarsio pavardėje. Jisai sugebėjo hipodrome pasikabinti baltą sieną, ištempti ten krūvą siūlų, kuriuos prabėgdamas arklys patempdavo paspyręs su koja ir jie paleisdavo fotoaparatą su labai trumpa ekspozicija. Na ir šviesos užteko bent jau arklio šešėliui užregistruoti įvairiais laiko momentais ir jisai rekonstravo šitą, sakykime, seką arklio šuolių, jam bėgant hipodromu, mato čia skaičiukai surašyti ant papiriukų, tai reiškia, jis tiesiog žinojo, kurioje vietoje yra arklys kada. Na ir iš tikrųjų pamatė, kad yra momentas kažkuris, va šitas pavyzdžiui, kai ne viena arklio koja žemės nesiekia. Ir netgi po to iš rotoskopo tokių sukamų paveiksliukų būdu rekonstravo kažkokio žokėjaus, reiškia, jojimą ir galima pažiūrėti, kaip tas arklys juda ir sulėtinta, ir pagreitinta, ir visai kaip. Ir sužinojom mes, ką nors iš šito labai seno eksperimento, 1878 metų. Sužinojom, pavyzdžiui, kad dailininkų impresijos, kurias jie naudoja piešdami arklius, tame tarpe ir mes su baltarusiais, kurių abiejų herbas per keistą sutapimą yra vytis, nupieštas neteisingai. Ir jeigu pasižiūrėsim į šitą seką arklio judesių, nei vienoje vietoje nėra štai tokios arklio pozos. Arklys taip nebėga. Tai, žodžiu, žurnale My Little Pony galima piešti kaip nori, o jeigu norim arklį, reiškia, fiziologiškai teisingą turėti, reikia vadovautis, tokia sparčiaja fotografija, kurią išrado Muybridge'as. Ta galima stumti ir toliau. Čia vienas dalykas toks, šitoj fotografijoje laiką užšaldyti Muybridge'ui padėjo tai, kad fotoaparato sklendė atsidariusi buvo santykinai labai trumpą laiką. Įdomu, tai yra mechaninis būdas, bet dabar ką tas mechaninis būdas, ką tas sklendės užsidarimas ir atsidarimas daro? Jisai iš tikrųjų generuoja šviesos žybsnį, kuris apšviečia fotografinę emulsiją. Atsidaro, yra šviesa, užsidaro, šviesos nėra. Tai va čia buvo pirmas dokumentuotas bandymas, kaip, reiškia, panaudot trumpą šviesos blyksnį, jis mechaniškai tą šviesą kapojant gaunamos, bet kaip padaryti, kad galėtume matyti procesus greitesnius, negu leidžia išskirti mūsų akis. Ir tą galima su įvairiais žybsniais, reiškia, stumti ir toliau. Pavyzdžiui, čia dešinėje pusėje, va šičia jūs matot MIT profesoriaus apie 1960-uosius pagamintą fotografiją, kuri vadinasi How to make applesauce, kaip daromas obuolių padažas. Čia nufotografuota revolverio kulka,
kuri ką tik prakirto obolį ir ištaškė obolio sultis ir pulpą, pavadinkime, į vairias pusės. Kaip jam pavyko nufotografuoti kulką? Nufotografuoti kulką pavyko netrumpinant mechaniškai fotoaparato sklendės atidarimo laiką, mechaninės dalis jos vis tiek juda sunkiai, lėtai, labai greit nepadarys. Bet jisai susikonstravo, reiškia, labai trumpų žybsnių šviesos lempą. Tai yra išlydžio lempa, žaibas, aišku, didelis išlydis, tai jis gana ilgai užtrunka, bet jeigu tą išlydžio lanką mes trumpinam ir iškraunam didelį kondensatorių per dujas, ten ta srovė teka santykinai labai trumpai. Kai dujos prasimuša, jos žybteli ir užgesta per maždaug 1 mikrosekundę. Tai 1 milijonąją sekundės dalį, žodžiu, tuomet per tą laiką, kol ta lempa šviečia, eksperimentas daromas visiškai tamsoj, iššauni, lempa blykstelė, atsidarius fotoaparatui, bet kadangi tamsu visą laiką, išskyrus tą laiką, kai šviečia lempa, bet tai tik 1 mikrosekundė. Tai ta kulka gaunasi užšalus ore. Jeigu, reiškia, esat matę šitą mirksinčias lempas diskotekoje, ar ne, nežinau, ar šiais laikais dar būna diskotekos, aš jau mokyklą baigiau senokai, bet būdavo stroboskopas žybsinti lempą, kai šokėjas, reiškia, jeigu ten mirksi, sakykime, kokius 5 kart per sekundę, tai kai šokėjas kelia ranką, tai gaunasi šitaip va kaip, ar ne, reiškia, sustingus tą ranką įvairiose pozose. Ir tokiu būdu, su trumpu lempos žybsniu, mes jau galim fotografuoti kulkas. Yra dar vienas gudrus būdas greitiem procesam pamatyti. Ir sakykime, eikim prie biologinių reiškinių. Čia nupiešta yra kreivė, kaip aktyvuojasi neuronas. Neurono membranos potencialas, jisai reiškia, kaip mes galvojam su iš mėsos padarytų kompiuterių, jame yra iš mėsos padarytų neuronų, tokių ląstelių, tų ląstelių membranos potencialas, jisai, reiškia, kai ta ląstelė nutarė, reiškia, kažkokį signalą generuoti, jisai aktyvuojasi, ten, kaip čia, hiperpolarizuojasi ir tada užgesta per laiko skalę, kuri čia nupiešta ant tikso šitas gabaliukas, parašta 1 milisekundė, 1/1000 sekundės dalis. Turbūt kažkas nematavo su voltmetru to membraninio potencialo ir neužsirašinėjo per 1 milisekundę visos kreivės skaičiukų į knygutę. Ar ne? Neišeitų to padaryti. Kaip dabar tokius signalus mes matuojam? Matuojam mes juos oscilografu. Oscilografas yra visų elektronikų ir fizikų labai mylimas daiktas. Čia jūs matot jo tokią senovinę versiją. Jisai angliškai vadinasi, meiliai vadinamas iki šiol barzdotų inžinierių, CRO arba CRO, reiškia Cathode Ray Oscilloscope. Ir kadangi, why not, aš dabar papasakosiu jums, kaip veikia oscilografas. Mums šito dar reikės, kad suprastume tuos eksperimentus su atosekunde. Jūs jau turbūt pradedat po truputį kuždėtis, kad mes čia, jeigu šitaip lėtai eisim iki atosekundžių, tai galim šiandien ir nebaigti, bet aš pažadu, kad baigsim. Tai dabar oscilografai yra kas? Yra iš tikrųjų elektronų patranka, tai yra įkaitinta viela, kuri tokia karšta, kad elektronai iš metalo pabėga į vakuumą. Čia šitos visos vamzdelės katodinių spindulių yra iš jo išsiurbtas oras, ten vakuumas, elektronai nuverda nuo tos vielos ir tada, reiškia, aukšta įtampa, tie elektronai yra įgreitinti. Tai yra padaroma elektronų čiurkšlė, kuri yra siaura ir tie elektronai ten lekia, santykinai labai dideliu greičiu, jie turi, tarkim, pagreitinti yra kokių 30 kV įtampą. Tada tą elektronų čiurkšlę mes galim valdyti. Elektronai yra, reiškia, atomų dalis, jeigu čia kartais yra filologų, reiškia, tai pranešu, kad atomas yra padarytas iš teigiamai elektriškai krautų branduolių, kurie yra sunkus, ir elektronų, kurie yra labai lengvi. Tai va tie elektronai iš metalo gali pabėgti vakuumą, įgreitėti ir juos vaikyti, kadangi jie turi neigiamą krūvį, mes galime prisijungę elektrinį lauką prie štai šitų elektrodų, vadinamų Y elektrodų ir X elektrodų arba plokštelių. Ir oscilografe šita X kryptimi, va šitaip, tas laukas keičiasi ir pirmin atgal, kaip pjūklas važinėja, ar ne? Tai tas spindulys, jeigu prie Y plokštelių nieko neprijungtume, jis lakstytų va šitaip. Tai daug greičiau. O prie vertikalių plokštelių prijungiame signalą, kurio kitimo laikui bėgant mes norim matuoti. Ir jeigu tas signalas yra, tarkim, kažkokia sinusoidė, ar ne, tai kai
X elektroną tempia į šoną ir daro žik, tai Y tempia jį aukštyn ir žemyn ir gaunasi žžik, žžik. Tai va, tai taip veikia oscilografas ir su juo mes galim matuoti gana greitus signalus. Ne? Oscilografai iš tie katodinių spindulių, na, jie leidžia matuoti jau šitie su žaliu ekranu, ar ne, kaip už 2010 metų kosminės odisėjos, kurią mes jau pergyvenom ir taip ir nenuskridom į Jupiterį. Tai jie gali matuoti signalus, kurių kitimo greitis charakteringas, na, yra lengvai, yra 1 nanosekundė. Ne, gigahercas dažnis nanosekundė periodas. Tai labai greiti procesai, ne, su tokiais oscilografais galima išmatuoti kažką greito. Na, šiais laikais, aišku, viskas yra skaitmeninė, su touchscreenu ir taip toliau, bet man tai anas mielesnis, nes aš geriau suprantu, kaip jis veikia. Va. Tai dabar šitą oscilografą patraukim ir pirma Nobelio premija už greitus procesus buvo 1967 metais už chemiją iš tikrųjų suteikta Norrišui ir Porteriui, kurie matavo iš tikrųjų, na, greit santykinai tiem laikam greit, čia 100, 200, 300 mikrosekundžių besikeičiančius signalus. Kokie tie signalai buvo? Signalai buvo šviesa arba pralaidumo spektrai. Jie turėjo kiuvetę, pilną molekulių. Ta kiuvetė jie galėjo apšvitinti ksenono išlydžio lempą, tai va ta lempa, kur kaip nedidelis žaibas, reiškia, žybtelė, sukelia ten kažkokias fotoreakcijas tose molekulėse, jie ten be kitų dalykų tyrė ir fotosintezę. Ir tada prašviesdami su paprasta, mašinos halogeninė lemputė, prašviesdami šitą kiuvetę, čia už jos turėjo prizminį spektrografą su prijungtais fotodaugintuvais, registravimo prietaisais. Ir štai signalas pakliūna į jau mūsų pažįstamą CRO, ar ne, katodinių spindulių oscilografą. Ir va štai tokias kinetikas sugerties kitimo įvairiuose molekulėse jie matavo, na ir už, sakykime, tyrimus, kurie pirmą kartą parodė, kaip cheminės reakcijos vyksta per mikrosekundės, 67 metais buvo apdovanoti Nobelio premiją. Na, mikrosekundės dar nepakankamai greitai. Imkim tokį daiktą kaip chlorofilas. Ne, chlorofilas yra fotosintezėje dalyvaujantis pigmentas. Čia, jeigu pasižiūrėsim, yra tiesiog špinatai sutrinti, nufiltruoti, užpilti acetonų, reiškia, ir čia jie nufilmuoti, kambario šviesoj, žalias toksai skystimėlis gaunasi, o čia jie nufilmuoti apšvietus ultravioletiniu ledu. Tai yra nematoma šviesa, tokia kaip dantistas šviečia jums į plombą, kai užplombuoja dantį. Tiesa, jūs tie, kur jauni, tai manau, kad jūsų dantis sveiki, bet aš tai iš tarybinių laikų pas mane sveikų praktiškai nėra. Ir šiaip jau praktiškai savų nebėra, bet tiek to. Va, tai dabar jeigu mes kambario šviesoje žiūrime chlorofilą, mes matom fotonus, kurie atsimuša į molekulę, išsisklaido tampriai, tai yra molekulė jų nesugeria, atšoka kaip biliardo kamuoliukai ir, reiškia, nuskrenda į mūsų akies pusę. Tai chlorofilas nesugeria žalių fotonų, dėl to visi lapai yra žali. Jeigu tos fotonus jisai sugeria, ar ne, tai mūsų, sakykime, tas chlorofilas, sugeria fotoną, sugeria. Jisai persikrausto, ta molekulė tampa sužadinta, ar ne, molekulė tampa sužadinta ir būna sužadintoje būsenoje, tai reiškia, kad jinai dar turi kažkokį papildomą energijos kiekį, ir, gali su tą energiją kažką nuveikti. Fotosintezėje tai tas kažkas būna galų gale, ten daug chlorofilų tarpusavyje perdavinė tą energiją, galų gale atskiria per membraną, nuneša elektroną į kitą pusę, ir užkrauna ten tą membraninį potencialą, iš kurio po to mes gaminam ATP, iš ATP gaminam cukrų, iš cukraus darom alų, iš alaus darom sisiuką, ir taip ten po to augalas. Žalos fizika dar. Žalos fizika kai kas daro, reiškia, bet čia toks jau, sakyčiau, labai netiesinis procesas, reiškia, tai. Gerai. Bet esmė ta, kad reiškia, kad sugėręs fotoną ultravioletinį, chlorofilas po to pašviečia į raudoną. Ir tarpas tarp to, kaip jis sugėrė ir tarp to, kaip jisai pašvietė, yra maždaug 4 nanosekundės. Tai dar išmatuojama su šiuolaikinė elektronika. Jeigu jūs mėgstat girtis kokio dažnio jūsų kompiuterio procesorius, tai turbūt sakot, ten 5 GHz turbo boostas.
5 GHz yra 200 pikosekundžių, nanosekundė yra 1 GHz, 5 GHz yra 200 pikosekundžių, tai tu 10-12 sekundės, pikosekundės jau tikrai labai greitai. Bet viskas, elektronika greičiau, gali dar pasistengus, bet labai nebedaug jau gali. Keli šimtai pikosekundžių. Jeigu pažiūrėsim į fotosintezės, čia bakterijų fotosintezės schemą, čia kas vyksta sužadinus kažkurį ten tą bakterijos chlorofilą, tai ten energijos pernašos trukmės tipinės yra 100 femtosekundžių, ar ne? Mes ką tik buvom 100 piko, čia dar 1000 kartų greičiau, čia 3 pikosekundės, čia 35, na ir krūvio atskirimas irgi tam 1-3 pikosekundės. Žodžiu, labai greitai, jokia elektronika neužregistruos. Lygiai taip pat, jeigu mes bandom nagrinėti, kas vyksta su retinaliu mūsų akies baltyme, tinklainėje, kai į tą baltymo molekulę pataiko fotonas, tai tada matom, kad, reiškia, ta molekulė, kuri sugeria šviesą, akyje, ar ne, jinai izomerizuojasi, jinai pasisuka aplink dvigubą jungtį, reiškia, pakeičia savo formą, na ir tada ten baltymui jinai tampa nebepatogi, baltymas persitvarko, galų gale viskas prieina jau ten signalinė grandinė iki pat membraninio potencialo, žodžiu, ir neuronais tas signalas ateina į smegenis, mes sakom, hei, aš matau šviesą. Nu va, bet irgi, ta izomerizacija mažiau kaip pikosekundė, 800 femtosekundžių. Femtosekundė yra 10-15. Pastebėt, kaip artėjom prie atosekundžių. Jau visai nebetoli, jau tik 1000 kartų mums liko pagreitėti ir jau būsim atosekundėse. Va. Bet negi aš jūs taip greit paleisiu, reiškia, čia dabar susirinko auditorija, tai aš pliurpsiu nesustabdomai. Na, pagalvokim truputį apie tos šviesos žybsnius, nes reikia kažkaip ir savo apibūdinti. Kas yra ta šviesa? Tai pirmas dalykas, kad šviesa tradiciškai fizikai, apskritai, čia nuo senovės graikų laikų yra debatai, ar šviesa banga ar dalelė. Dabar jau fizikai žino, kad tie debatai yra kaip ir dauguma filosofinių problemų, atsiradę iš to, kad neteisingai paklaustas klausimas, kaip tas Karlsono klausimas Frekenbok, ar jau lioveisi rytais gurkšnoti konjaką, reiškia, taip klausti negalima, nes žmogus gal nebuvo pradėjęs. Tai lygiai ir šviesa, nei banga, nei dalelė, arba ir banga, ir dalelė, kaip jums patogiau, bet tarkim, kad jinai yra banga, ar ne, kol kas laikykime tradicinės Maxwello laikų paradigmos, kad šviesa tai elektromagnetinė banga ir laikui bėgant, jinai, reiškia, tas elektrinis laukas banguoja kažkokiu tai būdu, elektrinio lauko stipris vertikalioj, reiškia, šį, na ir horizontalioj laikas. Šiaip ta banga, jeigu šviesa šviečia nuolat, ar ne, lazerį šviečia, kol neišjungsiu arba nesibaigs baterija ir švies. Tai žybsnis, jis ten prasideda kažkur begalybėj ir baigėsi irgi begalybėj. Bet jeigu norim trumpo žybsnio, tai vienas dalykas, kurį reikia tokį maždaug turėti galvoj analogiją, kad vienos nanosekundės žybsnis yra šviesos traukinukas šitų sinusoidžių, ar ne, kuris užima 30 cm erdvėje. Na, šviesos greitis yra 1 metrinė pėda, kaip aš mėgstu sakyti, 30 cm per nanosekundę. Taip, iš tikrųjų, pėda yra 30,5 cm. Ką rodo krepšio aukštis krepšinėje, žinot, 3 metrai 5 cm, 10 pėdų tiksliai. Tai va. Gerai, bet tai, kad šviesos žybsnio ilgis yra susijęs su, jeigu mes turim tą elektromagnetinę bangą ir užšaldom ją laike, tą žybsnį, ne, jisai erdvėj užims kažkiek erdvės, galbūt, taip sakant, bus kažkokio ilgio, tai bus, 1 nanosekundės šviesos gabaliukas, bus 30 cm ir tas greitis visur yra vienodas. Tai vat Albertas savo reliatyvumo teoriją, profesorius Einšteinas turėčiau sakyti, reiškia, bet aš taip dažnai būdavo pavaizduotas, kai aš mokiausi Olandijoje ant žolės pakelių, kad aš jį pradėjau vadinti savo draugu Albertu. Tai, žodžiu, jisai suprato, kad per šviesą laikas susikabina su erdve, ar ne? Laikas yra erdvė, kaip aš jums sakiau, kuo mes toliau žiūrim, ar ne, tolimesnę žvaigždę stebim, tuo mes ją senesnę matom. Taip, tai vat laikas yra erdvė ir čia yra Einšteino, taip sakant, įnašas į žmonijos supratimą, kad dalykai yra susiję. Jeigu pagalvosim apie šviesos žybsnius dabar, kuriuos generuoja lazeriai, ne? Tai, sakykime, kai mes skraidome Endoro mūšyje žvaigždžių karuose ir, reiškia, sakom, čia prop, reiškia, ir, žodžiu, matom, kaip lazeriai šaudo tokiais šviesos, sakykime, kelių metrų didumo pagaliukais.
Ir dabar mes jau esam pakankamai protingi, kad žinotume, kad jeigu lazeris šauna, spindulio, sakykime, skersiniai matmenys yra maždaug pirštas, gal biškis storesni, ar ne, čia lazeris galingas, gal ten, nežinau, 5 cm. Jo, tai va toks šviesos žybsnis, jeigu erdvėje jis yra, reiškia, erdvėje yra, tarkim, 3 metrų ilgumo, tai jisai trunka 10 nanosekundžių. Dabar mes jau galim būti protingi ir sakyti, kad žvaigždžių karų, TIE Fighteriai, ten, reiškia, Millennium Falcon, reiškia, kažkaip tokie X-Wingai, ar ne, reiškia, jie šaudo šitom nanosekundiniais lazeriais vieni į kitus. Yra klausimas, kodėl nanosekundiniai lazeriai skleidžia kosmose garsą, tai šito aš dar savo nesugebėjau atsakyti, bet kol kas užfiksuokime, kad žvaigždžių karų šaudyklės lazerio impulsas yra apie 10 nanosekundžių, gali būti keliasdešimt, nesvarbu. Dabar jeigu sutrumpinam tą impulsą iki keliasdešimt femtosekundžių, taip, tai yra nano, piko, tada femto. Sutrumpinam, ar ne, dabar kelis tūkstančius kartų. Dabar to impulso skersiniai matmenys, tarkim, liko tokie patys, jis ir vėl piršto storumo, centimetro dydžio daiktas, bet išilginiai matmenys impulso trukmė susitraukia iki 30 mikronų erdvėje. Dabar jau iš šviesos iečių mes turim šviesos monetas arba šviesos blynus, galim vadinti, nežinau, tokie skersiniais matmenim labiau išplitę daiktai negu kad išilginiai. Dabar jau žinom viską, galim vizualizuoti savo tokį elektrinio lauko blyną, ar ne, kuris sklinda erdvė 300 000 km per sekundę greičiu, ir tai yra mūsų šviesos žybsnis. Kaip padaryti, kad tie žybsniai leistų mums tyrinėti procesus vykstančius įvairiais laiko momentais, ar ne? Atsimenat, arklys kai bėgo, reikėjo pradžioje, piški vėliau, tada dar vėliau, reikėjo užvėlinti, mokėti šviesos žybsnį. Bet Albertas mūsų jau išmokė, ar ne? Mes žinom, kad erdvė tai yra laikas. Tai jeigu šviesa kažkur praeina daugiau kelio, tai jinai tame kelyje daugiau ir užtrunka. Tai vat jeigu paimam šviesos žybsnį, tą šviesos monetą ir praleidžiam pro ilgesnį tokį veidrodžių karalystę, ar ne? Ir pro trumpesnę praleidžiam, va šitaip. Tai tada iš šitos veidrodžių karalystės šviesa išnyra anksčiau negu iš šitos. Mes pasidarėm tai, ką fizikai vadina optinę vėlinimo liniją. Tai tiesiog 2 veidrodukai, kuriuos galima stumdyti. Čia kaip ir viskas moksle, jeigu žinai terminus, reiškia, ir gali paprastai jos pasakyti, tai geriau to nedaryk, nes visi galvos, kad nepakankamai protingai. Tai va, su femtosekundiniais lazeriais, kai aš buvau studentas, buvo ką tik nuveikęs nemažai darbų Ahmedas Ziveilas. Mes jau priėjom prie 1999 metų ir tiesą sakant, saks, bet ir vėl už femtosekundinių lazerių taikymus premija duota iš chemijos. Chemikai jau 2 premijas mūsų fizikų sugalvotus oscilografus, reiškia, ir ten paskui lazerius femtosekundinius naudodami pasiėmė. Ahmedas Ziveilas, jisai tyrė molekulių cheminės reakcijas vykstančias labai greitai. Kaip pavyzdžiui, iššovusi natrio jodido molekulę su labai trumpu lazerio žybsniu, ten ta molekulė pasirodo pradeda, jinai aktyvuojasi, pradeda virpėti, tas natris ir jodas vienas kito atžvilgiu, galima tą pamatyti, kaip tai vyksta, ir galų gale tą molekulę disocijuoja. Tai va tokius tyrimus su labai greitai vykstančiom cheminiam reakcijom, tame tarpe buvo ir fotosintezė, ir Ziveilas ne vienas jos darė, bet premiją, aišku, gavo vienas, visada tai būna. Duoda premiją tiems, kurie gražiausiai visam pasauliu pristato savo tyrimus, bet nebūtinai visai tiems, kurie geriausius juos padarė. Ir jo eksperimentai buvo tokie kaip ir atosekundiniai eksperimentai, apie kuriuos mes pakalbėsim. Reiškia, vienas lazerio impulsas paleidžia kažkokį tai procesą medžiagoje ir po kažkiek pavėlavęs, mes jau mokam pavėlinti lazerio impulsus, ar ne, praleidžiam pro veidrodžių karalystę, jis ten kažkiek užtrunka laiko, kai jis ten užtrunka kažkiek laiko, jis ateina vėl šiek tiek pavėlavęs, prašviečia mūsų bandinį, čia, reiškia, aš negalėjau atsispirti neįdėjęs Dark Side of the Moon viršelio gabaliuko, čia yra spektrografas, iš tikrųjų tai yra vaivorykštė iš baltos šviesos padarantis prietaisas, bet iš esmės dar seras Isaakas Newtonas sugalvojo, kad su prizme galima šviesą į savo skirtingas spalvas išskaidyti ir mes fotografuojam šito impulso spektrą, spalvas, spalvinę sudėtį, priklausomai nuo to, kiek jis pavėlavo
pradinio reakciją paleidusio impulso atžvilgiu. Taip mes galim vėliau, anksčiau pažiūrėti, kaip tas spektras atrodo ir iš to susamprotauti, kasgi su ta mūsų sistema tenais vyksta. Nu, dabar, kad jūs suprastumėt, kaip sunku buvo gauti tos sekundinius lazerio impulsus, aš papasakosiu, kaip paprasta arba labai sunku gauti femtosekundinius lazerio impulsus. Nu tai pasidarykim lazerį, ne? Čia vėl Einšteinas, jisai mums pasakė, kad yra toks dalykas kaip priverstinis spinduliavimas. Jeigu medžiaga yra sužadintoj būsenoj, atsimenat chlorofilą, į kurį aš buvau įmetęs mėlyną fotoną, jisai ten buvo sužadintoj būsenoj, toks visas turėjo biškį papildomos energijos, daugiau negu jam gyvenime priklauso. Ir ateina fotonas į tokią, pataiko į tokią molekulę, gali atsirasti antras fotonas lygiai toks, kaip jau atėjo, ir ta molekulė tada, arba atomas tada pereina, grįžta atgal į pagrindinę būseną, tai yra, praranda tą savo energiją, paspinduliuodamas naują fotoną. Kitaip tariant, medžiaga, kuri padaryta iš atomų, kurie yra permaitinti energiją. Jie turi būti, reiškia, kažkokiu būdu sužadinti visi. Čia, kaip aš mėgstu sakyti, yra situacija per sesiją. Daugiau studentų mokosi, negu nesimoka. Čia per semestrą, vienas mokosi, visi nesimoko, ar ne, reiškia, čia per sesiją. Yra priverstinis mechanizmas, kuris kaupina, kaip sako lazeristai, arba šeria energiją studentus, na ir jų dauguma pradeda mokytis. Ne? O atomus perširus energijos, jie dauguma gali pradėti daryti stimuliuotą emisiją. Ir jeigu tokia medžiaga, kuri permaitinta energija, mes uždarom tarp dviejų veidrodukų, kur šviesa gali barškėti pirmin atgal, tai pati medžiaga tokia permaitinta yra šviesos stiprintuvas. Čia vat yra garso stiprintuvas, ne kolonėlė, į kurią aš jums šaukiu, nors turint galvoj mano vidutinį kalbėjimo garsumą, šitos kolonėlės gal ir nebūtinai reikėjo, bet jinai pravers mums padaryti eksperimentą. Dabar jeigu turim du veidrodžius ir šviesa vaikščioja pirmin atgal per tą medžiagą, tai reiškia, kad jeigu šviesa sustiprėjo, tai tada grįždama, jinai jau biškį stipresnė ir jinai dar daugiau atomų privers paspinduliuoti. Reiškia, kuo jinai daugiau vaikšto, tuo jinai labiau stiprėja ir tokia medžiaga tampa generatorius. Tai čia aš dabar padarysiu tokį patį eksperimentą, tiesiog mikrofoną prinešiu prie kolonėlės, kas jautrios ausis, tai siūlau užsikimšti. Girdit, kaip generuoja. Tai čia dėl to, kad aš dalį išėjimo signalo sugavau su mikrofonu ir gražinau į įėjimą. Dalį išėjimo, čia tai jeigu veidrodžiai geri, tai visą išėjimo signalą aš gražinu atgal į stiprintuvą. Ir tas stiprintuvas tokiu būdu tampa generatoriu. Jeigu aš visą signalą gražinu, tai tada niekas iš čia neišeina ir tada, šursne lazeris, nešviečia visai. Bet jeigu mes padarom šitą veidrodį truputį pralaidų, tai tada gaunam lazerius, kurie gali spinduliuoti įvairių bangos ilgių šviesą. Bet ta šviesa bus va šitokia kaip mūsų lazeriuko, tuo, kuriuo aš čia rodau į ragus, ne? Jinai bus nuolatinė, bus ta ilga sinusoidė nusidriekus erdvėje nuo begalybės iki begalybės. Kaip dabar padaryti, kad lazeris žybsėtų ir žybsėtų kuo trumpiau? Tai pasirodo, kad reikia, kad lazeris galėtų iškart daug spalvų generuoti. Aš čia daug skirtingų sinusoidžių, skirtingo dažnio suklijuoju ir matot, pas mane formuojasi, reiškia, iš sinusinio lauko, formuojasi ten, kur visos sinusoidės netyčia turi maksimumus, reiškia, tos sinusoidės beje vadinamos lazerio modomis, ar ne, formuojasi elektromagnetinio lauko impulsai. Tas lazeris pradeda žybsėti. Ne? Ir įdomu, kad, reiškia, kad tarpas tarp šitų impulsų atitinka apėjimą, reiškia, šitų pirmin atgal tarp šitų dviejų veidrodžių. Tai yra šviesa, taip galima įsivaizduoti ją kaip, nežinau, kaip širšė degtukų dėžutė, mes ją kratom, jinai barška pirmin atgal ir stiprinasi kiekvieną kartą praeidama pro medžiagą ir kiekvieną kartą jai praėjus išlenda impulsiukas. Na, čia aš negaliu nepasigirti, už lazerių trumpų impulsų plėtrą Nobelio premija jau iš fizikos, ačiū Dievui, netaip seniai žmonija susiprato, 2018 metais gavo profesorius Žeraras Muru, kuris, kai vizitavo beje šitų pačių Open Readingsų, shout out Open Readings reiškia, jie sugebėjo prisikviesti jį dar, kai jis nebuvo gavęs Nobelio premijos ir jis neturėjo kur dėtis, turėjo atvažiuoti Open Readingus skaityti paskaitos. Mes turėjom jau antrą nobelistą, prieš tai buvo Benas Feringa, bet jis chemikas, tai matė šunį. Reiškia, bet mes turėjom Žerarą Muru ir jisai, kaip aš sakau, atsakingas už geriausią dieną mano gyvenime, nes aš jam rodžiau savo laboratoriją, paskui jis skaitė paskaitą, aš jam uždaviau klausimą, į ką jis sureagavo, kaip tikras prancūzas sakė, very good question.
Reiškia, ir, žodžiu, tada po to mes vakarieniavom, Mabrėje atrodo, čia nelabai toli, ir, reiškia, maloniai išnekučiavomės, bet geriausia, kad vakare mane namo apkirtusi parvežė universiteto rektorius. Ta prasme, to beat this. Gerai. Tai va, tai dabar mes jau turim femtosekundinę murų gavo už nuopelnus, kuriant būtent tų labai trumpų ir labai didelių galių, didelių energijų lazerių. Mes jau praėjom kelią iki femtosekundžių, 10-15, pagal objektų dydį mes atėjom iki molekulių, didelių molekulių, labai didelių molekulių, nu ir mažų molekulių. Ziveilas gavo už tokias nelabai didelės molekulės Nobelio premiją. Dabar mes norėtumėm tirti elektronų judėjimą atomuose. O vat su atomais yra problema. Kokia yra ta problema? Problema yra ta, kad atomas padarytas, aš jau sakiau, iš branduolio ir aplink jį zujančių mažiukų elektronų, ir elektronas yra apie 2000 kartų mažesnis net už patį lengviausią branduolį. Jisai beveik nieko neslėpia. Dėl to jis rupūžiai yra labai greitas. Ir, jeigu pasižiūrėsim kokį kirybinį, patį trumpiausią lazerio, matomo lazerio impulsą mes galim padaryti. Paimkim, sakykim, kad pas mus lazeris generuoja 800 nanometrų šviesą, ten tie trumpų žybsnių lazeriai tokie ir generuoja. 800 nanometrų yra beveik 1 mikrometras. Juos per, reiškia, tuščią erdvę, tai yra ore arba vakuume, šviesa nubėga per 2 su kapeikom beveik 3 femtosekundžių. Reiškia, kad nuo vieno subangavimo iki kito, nuo vieno maksimumo iki kito praeina ištisos 3 femtosekundės. O jeigu mes dabar, tai čia yra riba, jeigu mes padarysim 3 femtosekundžių impulsą, pas mus elektrinis laukas subanguos lygiai 1 kartą. Ir viskas, ir nutyla. Dabar, jeigu paskaičiuosim pagal Boro atomo modelį, kiek laiko pirmoji Boro orbitoj elektronui užtrunka apskristi aplink branduolį, ten Boro modelis yra neteisingas, mes apie tai žinom dabar, bet galime įvertinti. Elektrono greitis yra 1/137 šviesos greičio. Ir orbitos dydis yra Boro spindulys, tai yra, pusė angstremo maždaug, ne? Jeigu suskaičiuojam, kiek tas periodas, kiek elektronas užtrunka apskriedamas aplink branduolį, mums gaunasi 150 atosekundžių, tai yra ato yra dar 1000 kartų mažiau negu femto, tai yra 0,15 femtosekundės. O mūsų trumpiausias impulsas gali, lazerio, kurio bangos ilgis, ten sakykime, apie 1 mikroną, gali būti, mažiausiai 3 femtosekundės. Tai reiškia, elektroną mes turbūt niekad negalėsim pamatyti, ir taip ir buvo manoma, taip manė Heisenbergas, taip manėm net ir mes, kai buvom studentai ir Nobelio premiją dar gaudinėjo Ziveil. Bet, kaip sakant, niekad nereikia nuleisti nosis ir žmonės ir nenuleidžia. Taip, gal vis dėlto galim mes pagauti tą elektroną. Ko mums tam reikėtų? Pirmiausia, reikia trumpinti bangas, reikia lazerio, kuris generuoja kažkokią labai ultravioletinę šviesą, nes bangos ilgis su šviesos greičiu mums riboja tą impulsą. Kažkaip reikia tos lazerius paslinkti į ultravioletinę sritį. Problema, kad medžiagų, kurias permaitinus energiją, reiškia, jos galėtų spinduliuoti ir generuoti ultravioletinius impulsus, ar ne? Mes neturim, gamtoj nėra, nežinom. Tada reikia, ko dar reikia? Reikia, kad tokie lazeriai, jeigu net mes jį sugebėjom padaryti, jie būtų atosekundiniai, tai yra ne šiaip šviestų ultravioletinę šviesą, bet šviestų daugybę tų ultravioletinių sinusoidžių, kurios tvarkingai ten viena su kita surištos ir jos susidėję mums pagamintų atosekundinį impulsą. Ir reikia dar labai nedidelio dalyko, reikia sugebėti suregistruoti, sužvejoti, uždetektuoti tuos elektronus, kuriuos mes nuvaikėme šitais impulsais, kurių dar neturime, kuriuos generuoja lazeriai, kurių mes nemokame pagaminti. Tokia situacija buvo, sakykime, 1995 metais. Ir prasidėjo viskas nuo eksperimento, kuriame jau figūruoja pirmoji mūsų Nobelio laureatė, Anne Lhuillier. Jie pašvietė
kaip dabartiniams laikams tai visai gaibiškų lazerių į inertinės dujas. Tai reiškia, bet čia laikai, žiūrėkit, priimtas straipsnis 1987 metais, kai daugumos jūsų dar nebuvo pasaulyje, o aš buvau guvus koks nors šeštaklasis tikriausiai, reiškia, ir panašiai. Ką jie pamatė pašvietę į tas inertinės dujas? Jie pamatė, kad iš tų inertinių dujų šviečia daugybė ultravioletinių dažnių. Ir tie dažniai yra kartotiniai lazerio dažniai, tai vadinama harmonikom, akustikoje, lygiai taip pat vadinama ir optikoje. Ir matosi, kad va čia yra 9 harmonika, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Tai reiškia, šviečiant lazeriu į inertinės dujas, gaunasi harmonikos, negana to, jie išmatavo, kad pirmos kelios harmonikos, tai jų intensyvumas labai smarkiai krenta, bet paskui visos iki 31 maždaug, šitam argone, kai jie generavo, jos beveik pastovaus intensyvumo. Kitaip tariant, jos nenyksta kažkodėl, jie turim plato tokį, ir paskui baigėsi labai greitai, jos dingsta ir nebesimato nieko, ar ne? Tai pirmiausia keletas galvos. Jūs turbūt pastebėjot, kad čia vien tik nelyginiai skaičiai. Ne? Pirmas, kodėl harmonikos būna tik nelyginiai. Tada klausimas, kodėl jos nenyksta, nors mes tikėtumėmės, aš paaiškinsiu, kodėl mes tikėtumėmės, o paskui paaiškinsiu, kodėl mes tikimės klaidingai. Kodėl jos nenyksta, kai pasiekėm plato ir kas lemia, kokią pačią aukščiausią harmoniką galim sugeneruoti. Atsakykime pirmą klausimą, kodėl tik nelyginės, nes tai yra, nepabijokim to žodžio, afigienai gražus fizikinis, matematiškai fizikinis paaiškinimas. Atsakymas yra simetrija. Dujos yra terpė, kuri visom kryptim yra vienoda. Tai reiškia, kad harmonikų generavimas turėtų vykti izotropiškai visom kryptim. Ta prasme, jis turi nesiskirti fiziką jose, kaip tu tą terpę be pasuktum. Na ir jeigu dabar paimsim ir įsivaizduosim, kad mes turim raudoną signalą, ne, čia mūsų fundamentinė lazerio spinduliuotė, kuris generuoja antrą harmoniką, tai yra dvigubą dažnį. Mėlyno sinusoidės atstumas tarp maksimumų yra dvigubai mažesnis negu raudonos. Generuojam antrą harmoniką. Pasirinkam koordinačių sistemą, kurioje viskas simetriška. Mes sakėm, kad erdvės atžvilgių viskas turi būti simetriška, tai yra X ir Z. Ir sudedam abudu tuos elektrinius laukus, nes mes pašvietėm su savo raudonu lauku ir dujos mums, tarkim, sugeneravo mėlynus. Sudedam abudu laukus, matom, kad X krypties atžvilgiu atsiranda asimetrija. Maksimumai didesni negu minimum. Jeigu tą patį padarom su trečia, ir visom kitom nelyginiam harmonikom ir sudedam trigubą dažnį su viengubu, tai tada matom, kad žalia linija, kur yra tų dviejų dažnių suma, yra pilnai simetriška X atžvilgiu. Simetrija išlaikyti. Simetrijos, sakykime, reikalavimas ne pavieniui dujų atomui, bet visoms dujoms kaip erdvėje egzistuojančiai terpiai, mums neleidžia tose dujose generuoti, bent jau efektyviai generuoti lyginių harmonikų. Dėl to jos yra tik nelyginės ir jeigu pasižiūrėsim į biškį naujesnį spektrą su daugiau harmonikų, tai pilkos linijos yra ties nelyginiais skaičiais. 1, 3, 5 ir taip toliau iki 45. Gerai. Vieną klausimą išsprendė. Fizikos ar matematikos ir simetrijos biškį pasimokėm. Dabar, kodėl intensyvumas nekrenta, kai pasiekėm plato? Kodėl jis turėtų krist? Naivus klausimas, žmogų aplanko kartais. Lapkričio vakarą, kai eini namo, lyja lietus ir galvoja, kodėl tas harmonikų intensyvumas turėtų krist? Galvoji tu. Yra du argumentai. Vienas iš tokios banginės optikos, vadinamos netiesinė optika. Jeigu skaičiuojam tuos harmonikų generavimo efektyvumus paprasčiausių būdų, manydami, kad šviesa tai elektrinis laukas, kuris ten virpa kaip sinusoidė, tai tada kiekviena iš sekančių harmonikų jinai gaunama sudauginus, dydį proporcingą tos šviesos lauką. Taip, tai trečia harmonika reikia lauką 3 kartus padauginti iš savęs, 5 5 kartus, 7 7 kartus. Ir tas laukas paprastai normuojamas į medžiagos elektrinius laukus, kad viskas tvarkingai susiskaičiuotų. Tai reiškia, mes imam santykį tarp lauko, kuris laiko elektroną medžiagoje, ir lauko, kuris ateina iš lazerio. Jeigu laikomės tokios ideologijos, tai tarkim, kad ten 1% yra lazerio laukas, ar ten 1/10, 10% nuo to
sakykime, atominio lauko, tai tada 3 kartus padauginus 1/10 gaunam 10⁻³ 1/1000, 5 kartus 1/100,000, 7 kartus 1/10 nu ir taip kiekviena aukštesnė harmonika turėtų nykti tiesiog žaibiškai greit. Ir paprastai, kol laukai silpni, taip ir būna. Yra ir kvantinis argumentas, kur šviesa su paveiksliukais daug geresnis, nieko dauginti nereikia, reiškia, yra fotonai, šviesos dalelės, krenta į atomą, nu ir atome ten miracle happens ir iš 3 fotonų pasidaro vienas, ar ne, trigubo dažnio, nes fotono energija yra proporcinga dažniui. Tai taip, kad energijos vermės dėsnis sako, kad to naujo fotono energija turi būti tokia, kaip gaunam sudėję tas 3 fotono energiją. Nu gerai, tai va 3 fotonai pataikė į atomą. Ne, suklijavom, gavom, reiškia, 3 harmonikos fotoną. 5 fotonai, gavom 5 harmonikos fotoną. 7 fotonai, gavom 7 harmonikos fotoną. Dabar klausimas, reiškia, jeigu jūs paimat kibirą fotonų arba saują monetų ir metat ant ruletės stalo, kokia tikimybė, kad visos nukris ant vieno langelio? Ta prasme, tie fotonai visi turi susitikti, reiškia, taip sakant, tame atome taip tobulai, kad viskas susiklijuotų. Ta tikimybė irgi nyksta ten labai greitai, kai mes didinam harmonikos numerį. Tai irgi iš kvantinių argumentų atrodytų, kad turėtų ten smigti viskas žemyn ir nieko nebūtų. Ir žmonės buvo labai suglumę dėl tų harmonikų, kol neatėjo į pagalbą plazmos fizikai. Ten buvo greitintuvų žmonės, Polas Korgumas, dėl kurio visa lazerių bendruomenė yra tiesiog totaliai pasipiktinus, kad jam nedavė Nobelio premijos, reiškia, jeigu reikia ką nors išmest, turbūt Agostini būtų geriausias kandidatas, bet neturėčiau aš čia dabar, taip sakant, labai reikšti garsiai tos nuomonės. Ir Kulanderis, reiškia, jie maždaug vienu metu išstojo su modeliu, kuris paaiškino, kad iš tikrųjų lazerio laukas šitose sąlygose yra toks stiprus, kad mes neturėtumėm laikytis tokio perturbacinio vadinamo silpno lauko artinio, kai dauginam mažus skaičius tikimybės arba pačius laukus sunormuotus į atominį lauką kartu. Reiškia, jų modelis sakė, kad iš tikrųjų lazerio laukas nuplėšia elektroną nuo atomo, jį pagreitina kaip greitintuvintas elektrinis laukas, elektronai, prisimenat Kro oscilografą. Jame elektronai buvo vaikomi elektrinių laukų įtampa, ar ne? Ir, reiškia, elektronas gali tokiam lauke greitėti, lazerio lauke jis irgi gali greitėti, tai yra lazeris generuoja elektrinį lauką, gali greitinti elektroną. Jis yra pagreitinamas, po to, kadangi lazerio laukas tai vartosi, jis vieną pusperiodį į vieną pusę, kitą pusperiodį į kitą pusę. Tas elektronas apsigrėžia, atvaro atgal ir liuobiasi į tą atomą, reiškia, na ir su visom iš to išplaukiančiom pasiekmėm. Tai dabar truputį atominės fizikos, matau, keletas studentų iš mano kurso yra, reiškia, neseniai girdėję. Atomas. Nu ką, atomas. Čia yra kuloninis potencialas, reiškia, kuloninė energija, tai yra atomo trauka, potencinė energija, kaip paišoma tokiais daiktais, tai jūs visada įsivaizduokit tiesiog vandenį bėgantį aukštyn arba žemyn. Čia yra reljefas, gravitacija irgi potencinis laukas, ar ne, tai jeigu čia padėsit elektronai, jis turėtų čia nukristi. Kvantiniai mechanikoje, kadangi elektronas biški banga, jam nukristi negalima, tai jisai gyvena ten kažkur aplink branduolį, bet jį laiko va, šitas potencinis laukas, ar ne, šitoj duobėje elektronas yra įkritęs, na ir kadangi jis dėl to apsiriboja erdvėje, tai jam yra leidžiamos energijos, čia va, sunumeruotos n lygu 1, 2, 3 ir taip toliau, na ir jeigu tam elektronui tos energijos duodi labai daug, tai tada reiškia, tada tas elektronas gali išlėkti ir į vakuumą, ar ne, tai yra tapti laisvas. Čia yra laisvas elektronas, vakuume, jeigu yra kažkokia įtampa prijungta, tai elektronas to įtampoje tolygiai greitėja, kaip ir automobilis, kai mes paspaudžiam gazo pedalą. Gerai, na tai kas gali atsitikti su tokiu atomu, jeigu mes pataikom jį su aukštų harmonikų, arba nelabai aukštų harmonikų fotonu, bet ultravioletinių fotonų. Taip, atskrenda šitas fotonas, atomas jį praryja ir elektronas gali atsidurti vakuume. Šitas procesas vadinasi ionizacija. Labai svarbus jo aspektas yra tai, kad kai fotoną sugeriam tiesioginę, tai yra ionizacija, vieną fotoną sugeriam, vieną elektroną išlaisvinam iš atomo įkalinimo. Kad tas elektronas įgauna tiek energijos, kiek nešėsi fotonas, minus tiek, kiek jį laikė prisirišęs atomas. Tai yra visas šitas energijų, taip sakant, tarpas, čianai jisai yra, susideda iki mūsų fotono energijos. Jeigu elektrono ryšio energija atome, tarkim, vandenilyje yra
13,6 elektronvolto, tai 14 elektronvoltų fotonas pataikęs į vandenilį pagamins mums vakuume elektroną su 0,4 elektronvolto kinetinės energijos. Tai tas elektronas turės kažkokį greitį ir pagal tą greitį, jeigu mes mokėsim jį išmatuoti, mes galėsim suskaičiuoti, kokia ten energetika šito proceso. Atimti elektroną iš atomo, tai yra išlaisvinti jį iš šito kulono duobės, galima ir kitų būdų. Pasirodo. Taip. Būdas vadinasi tuneliavimas. Tuneliavimas yra kvantinis reiškinys. Kodėl jis toks yra, mes tiksliai nežinom, bet jis toks yra. Tiesiog, kadangi vėl kiekviena dalelė yra truputį banga, tai tos bangos, jos gali prasiskverti, jeigu siena bandanti sulaikyti bangą yra labai siaura, tai tada dalelė gali teleportuotis į kitą sienos pusę. Bet jeigu normalus padorus dviratininkas privažiuoja, turėdamas kažkokį kinetinę energiją arba greitį prie kalno, tai jam reikia turėti pakankamai greičio, kad užliptų į kalną. Ar ne? Jeigu neturi pakankamai greičio, tai čia kažkur sustos, gal ir atgal pradės riedėti, gal pargrius, kaip su dviratininkais būna, visai. Jo, bet jeigu dviratininkas yra kvantinis, tai jis privažiavęs prie kalno gali atsidurti kitoj kalno pusėj, nepraradęs nei kiek greičio. Atvažiuoja, tarkim, 20 km per valandą greičiu, kalnas, fiti-miti, kitoj kalno pusėje dviratininkas, reiškia, vėl su 20 km per valandą greičiu važiuoja. Tai nelabai intuityvu ir, nesiūlau daryti šito su tikru dviračiu, bet, žodžiu, toks tuneliavimas yra kaip reiškinys ir žinomas, naudojamas plačiai tuneliniuose dioduose, skenuojančiuose tuneliniuose mikroskopuose, reiškia, netgi molekulėse, kurios ten vykdo fotosintezę pas jūs ląstelėse, jisai kartais yra svarbus. Tai dabar tas procesas vadinasi tunelinė ionizacija. Kaip jisai vyksta lazerio lauke? Turime elektroną, kuris čia gyvena kažkur tam atomo duobėje įstrigęs, ar ne, ateina lazerio banga, čia jinai labai maža nupiešta. Iš tikrųjų, turėtų būti, nežinau, nuo kokios čia gatvės, nesvarbu, žodžiu, nuo ano rajono iki ano rajono. Jeigu lazerio bangos ilgis 1 mikronas, tai atomo ilgis maždaug, kokį 100 000 kartų mažesnis. Ar ne, tai ta banga labai ilga, bet tai neturi esmės. Jeigu mes tą bangą įjungiam, čia atsirado lazerio elektrinis laukas. Elektrinis laukas iškreipia kuloninį branduolio lauką, padaro jį va tokį. Čia atsiranda barjeras tam dviratininkui ir jisai gali tuneliuoti iš, reiškia, atomo į laisvę, į vakuumą, į pusenų kontinuumą, kur tada jį pastveria šitas pats lazerio laukas ir pradeda greitinti, ar ne? Mes turim atominį vieno atomo greitintuvą. Ir nulekia tas elektronas kažkur, bet nepamirškim, kad lazerio laukas praėjus, ten tų nepilnų 3 femtosekundžių periodui, jisai apsigrėžia, pradeda elektroną varyti kitą pusę. Tas elektronas pagreitėja ten, tada sustoja, apsisuka ir, reiškia, laukas, kito pusperiodžių laukas dabar jau šitoks. Elektronas parlekia po savo mylimą joną. Ar ne, turėdamas didžiulę kinetinę energiją, viską, ką sugebėjo pasiimti iš lazerio lauko. Ir tada jau tvoja tam jonui ir, čia parodyta, kad jis tada spinduliuoja. Tai reiškia procesas, kurį Korkumas ir Kulanderis sugalvojo, kad tai yra tunelinė ionizacija, elektrono pagreitinimas lazerio lauke ir stabdymas. Ar ne, jie nupaišė čia tokias mandras diagramas, yra atomas, reiškia, ateina elektronas, jis ten štuneliuoja iš to atomo, pagreitinamas ir grįžta atgal, pataiko į atomą. Jie pasiūlė ir kvantinį modelį. Kvantiniam modelį ten viskas labai sudėtingiau, nes ten, žinot, yra miręs ir gyvas Schrödingerio katinas, tai gaunasi bangų paketas, kuris atitinka laisvą elektroną, susidėjęs su elektronu, kuris dar yra atome. Žodžiu, ten viskas sudėtingas. Esmė gaunasi ta pati. Pabėgo, grįžo atgal, atsitrenkė. Taip, dabar atsitrenkiantis elektronai, čia vėl iš senų laikų fizikos žinoma, dar nuo Maxwello laikų, kad elektronas, kai yra stabdomas arba greitėja, reiškia, tai tada jisai visada spinduliuoja. Taip, krūvis judantis su pagreičiu yra pagrindinė elektromagnetinių bangų spinduliavimo priežastis. Tai vadinasi Larmoro teorema.
užsirašykite mobiliakus, galėsit savo draugams, filosofams pasakyti, kad, reiškia, kas yra priežastis. Jo, tai va, tai elektronas turi didžiausią pagreitį, kaip ir automobilis, ne tada, kai jį greitina elektrinis laukas, bet tada, kai jis kur nors atsitrenkia. Tada jis staigiai sustoja. It's not the speed that kills. It's suddenly becoming stationary. Jo, reiškia, tai tas išnaudojama rentgeno aparatuose, pavyzdžiui, kur vėl turim elektronus nuverdančią karštą vielutę ir aukštą įtampą, kuri įgreitina elektronus ir jie įsibėgėja va šitos didelės batareikės pagreitinti, atsitrenkia į teigiamą elektrodą, reiškia, ir staigiai sustoja, nes negali praeiti pro elektrodą. Ir tada spinduliuojama rentgeno, net ne tai, kad ultravioletinė, rentgeno spinduliuotė. Ne, jeigu turim, sakykime, 50 kV įtampą rentgeno vamzdyje, 50 kV fotoną galim pagaminti, jeigu visa elektrono įgreitinta energija bus išnaudota vienam fotonui pagaminti. Na ir tas vadinasi vokiškai, kadangi rentgenas buvo vokietis, tai vadinasi stabdomoji spinduliuotė arba Bremsstrahlung. Reiškia, žodžiu, pabandžiau kaip Solovjovas vokiškai pakalbėti, nelabai gavosi, bet nesvarbu. Žodžiu, tai va, tai šitai spinduliuotei būdingas ištisinis spektras, kuris turi maksimalų dažnį. Ne, šitas ištisinis spektras, apie spiglius nekalbėsim, šiandien su studentais kalbėjau prieš porą paskaitų, jie čia neaktualūs. Jie priklauso nuo atominės sandaros, iš kurios padarytas tas elektronas. Tai va, tai bet ką mes turim žinoti, kad įgreitintas elektronas atsitrenkęs į medžiagą, jisai pagamins kažkokį labai platų, labai daug tų dažnių turintį spektrą. Ar ne? Ir, reiškia, jeigu tas spektras turi kažkokį maksimalų dažnį, tai tokio spektro, jeigu tuos visus dažnius mes padarysim visiškai sufazuotus, tai yra tos visos sinusoidės, kurios pakliūna po šito skirtingų dažnių, reiškia, gaubtine, jos visos virpa lygiai ir tuo pačiu metu turi kartu maksimumą, tai iš šitų dažnių gausis, reiškia, čia Fourier transformacija, nekreipkime ją dėmesio, reiškia, tie, kas nežinot, kas žinot, tai kaip čia, paslaptingai šypsokitės, ar ne. Ir Fourier transformacija šitokio spektro su nulinė faze duoda mums labai trumpą elektromagnetinio lauko impulsą, kurio trukmė, kadangi elektronų energija jau yra dešimtis ir šimtai ir tūkstančiai elektronvoltų, trukmė gali būti nebe femto, bet ato sekundės. Jau atėjom iki ato sekundžių generavimo. Negana to, Korkumas ir Kulanderis dar suprato, kad jeigu tas mūsų lazerio laukas tą elektroną išlaisvina, tai gali būti, kad elektronas negrįžta iš karto į atomą. Pirmą kartą pralėkdamas pro atomą, jis jaučiu, kad pralėkė pro šaną, neatsitrenkęs, nesusąveikauja su juo, nepasisekė susitikti, žinot, kaip būna, reiškia, susitarė su draugė, reiškia, susitikta, jinai neateina, tada eini liūdnas. Bet elektronai yra atkaklus, nes lazerio laukas jos vaiko pirmyn atgal, ar ne? Elektronas, kurį pagreitinom, jisai pralėkė pro atomą, bet lazerio laukas tai vėl apsivertė. Jis vėl lekia pro tą patį joną ir gali vėl pataikyti. Ir taip toliau, ir pirmin, ir atgal, reiškia, ir taip kas pusę lazerio periodo mes generuojam šitų labai plataus spektro, labai trumpų impulsų tokią vorelę, tol, kol turim tą savo drivinantį ar kaupinantį lazerio lauką. Tokios vorelės spektras, dabar mes čia turim ne vieną, bet keletą labai tvarkingai vienas nuo kito išdėstytų impulsų. Tai laikas ir dažnis, reiškia, laikas ir energija pagal Heisenbergą ir pagal Fourier yra tas pats, ar ne? Galite įsivaizduoti, kad turim keletą greta veikiančių, reiškia, greta skambančių radio stočių, jos visos tarpusavį susimušę pagamins mums kažkokį bendrą signalą. Tai vat, spektras, jeigu dabar turėjom mes tą spektrą, tolydinį, ar ne, vieną elektroną stabdydami vieną kartą, tai kai tų impulsų yra keletas, kas pusę lazerio periodo, jų spektras jau yra sumoduliuotos harmonikų šukos. Tai reiškia, ir mes turim krūvą harmonikų, čia yra ir lyginės, ir nelyginės, o kodėl lyginių nebus, tai jau yra efektas nebe vieno atomo, bet visų dujų kaip simetriją tenkinančios terpės. Tai va, buvo
tokia situacija apie 2000 metus, kad mes mokėjom jau generuoti ekstremalaus ultravioletinio dažnio šviesą, šaudydami ypač galingais lazeriais į inertinės dujas. Mes gaudavom harmonikų šukas. Mes įtarėme iš teoretikų darbų, šito paveikslo, kurį aš čia taip daug mojuodamas rankoje, bam, 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 impulsai, stabdymas ar ne, galėjom nujausti, kad tai yra atosekundinių impulsiukų vorelės, tai ką mes sugeneruojam. Bet nežinojom, ar taip iš tikrųjų yra. Tai buvo tik tai teorija. Na ir pirmas darbas, kuriame buvo parodytos iš tikrųjų atosekundės, buvo Piero Agostini Science žurnale 2001 metų straipsnis. Ir jų eksperimentas buvo pataikyti į argono, tų inertinių dujų čiurkšlę su savo lazerio lauku, tai yra sugeneruotas aukštas harmonikas. Po to, kai mes čia tą lazerio lauką pašvietėm į argono dujų čiurkšlę, susigeneravo harmonikos, toliau sklinda likutinis lazerio laukas ir aukštų harmonikų spinduliuotė. Ir tada ten gudriai erdvėje sumanipuliavus tais dviem impulsais mes galim vieną kito atžvilgių juos vėlinti. Na, čia buvo delay plates naudojamos ar ne, vėlinimo plokštelės, tai yra šviesa praėjusi tam tikrą stiklo kažkiek tai jinai vėluoja. Stikle šviesa sklinda lėčiau negu ore. Jeigu mes tą stiklą pasukam kampu, na tai pro tokį langą šviesa eina pagal geometriją biškį ilgiau negu pro statmenų šviesai langą. Na ir tokiu būdu, sukinėjant tas plokšteles, galima vėlinti tos impulsus, atskirai centrinę dalį, atskirai periferinę to lazerio lauko dalį. Iš centrinės dalies mes generuojam harmonikų spinduliuotę ir tada tos abudu impulsus kartu pataikom į kitą argono čiurkšlę. Ir toje argono čiurkšlėje jau darom ionizacijos eksperimentą, kai lazerio tas aukštųjų harmonikų fotonas pataikęs į atomą išmuša iš jo elektroną. Dabar mes ten turim ne vieną aukštų harmonikų lauką, bet tą lauką kartu su likutiniu lazerio lauku, kurio fotonai labai mažiukai, bet laukas gana stiprus. Ir juos galim vėlinti vienas kito atžvilgiu. Tada kas atsitinka? Mes galime gauti, ir registruojame tada jau nebe fotonus, bet elektronus, kuriuos išmašom iš atomo, bet čia detalės. Mes galime gauti savo, tokiam eksperimente elektronų energijas atitinkančias ne vien tik tai 13, 15, 17 ir 19 harmonikas, bet kadangi mes šviečiam dviem laukais, vienu aukštų harmonikų, tarkim 17 harmonikos lauku, mes dar gaunam ir procesą, kuriame prie to lauko prisideda arba atsiima vienas lazerio fotonas. Tai mes gaunam šoninės harmonikų linijas, kurios dabar atitinka lyginės harmonikas. O čia aplink 15 harmoniką atsiranda, 14 ir 16 tos šoninės juostos spektrinės vadinam. O jų atsiradimo tikimybė, tai yra ar šitas procesas dominuoja, ar anas procesas dominuoja, jinai priklausys nuo to, kiek pavėlavo lazerio laukas harmonikų lauko atžvilgiu. Kitaip tariant, jeigu mes vėlinam čia B ir C paveiksliukai, rodo, kad jeigu mes šitą plokštelę pasukam, tai šita linija staiga išauga jos intensyvumas. Na ir iš šito eksperimento, gerai, kaip veikia time of flight spektrometras elektronų nepasakosiu, iš šito eksperimento išmatavus, kokiu greičiu osciliuoja tų šoninių linijų spektrai, galima suskaičiuoti, kokiegi impulsiukai sudaro tą atosekundinių impulsų vorą. Ir Agostini darbe pirmą kartą buvo parodyta, kad tai yra maždaug ketvirčio femtosekundės trukmės impulsai. Taip, jie tai pavadino RABBIT, Reconstruction of Attosecond Beating by Interference of Two Photon Transitions. RABBIT. Ar ne? Jeigu jums atrodo, kad tai yra facetious, tai fizikai šitą daro visą laiką. Dar iki atosekundžių atsiradimo vietoj triušių mes turėjom FROG, kas vadinasi Frequency Resolved Optical Gating, tai yra dažniai išskleistas optinė sklendė, ar ne? Negana to, dar buvo FROGO atmaina, kuri vadinasi Grenouille, kas yra varlė prancūziškai. Negana to, FROGas buvo Amerikos technika matuot femtosekundiniam impulsam, Europoje buvo naudojamas Spideris.
spectral interferometry for direct electric field reconstruction. Nu, tai yra visiškai baisu, bet nebaisiausia, ką fizikai gali sugalvoti, nes kai fizikai ieškojo kvarkų, reiškia, laisvų kvarkų, man atrodo, ieškomi objektai vadinosi Naked Bottom ir dar kažkas, tai reiškia, žodžiu, kažkoks tai, žodžiu, bottom kvarkas, reiškia, buvo Naked Bottom, nes jis turėjo būti laisvas, tai yra naked. Reiškia, iki nuogų šiknų daeinama, kai neturi gerų pavadinimų. Nesvarbu. Dabar čia, reiškia, Agostinė eksperimentas buvo labai fainas, jie išmatavo trukmes, kurios buvo atosekundėse, bet tai buvo serija impulsų. Serijos impulsų kind of annoying. Norėtųsi turėti kaip Porteris ir Norišas. Vieną blikstę, vieną flešą ir turėti vieną impulsą. Tai čia pirmieji pasižymėjo Ferenco Krauso grupės mokslininkai, kurie nutarė, kad jie darys šitus atosekundinius žybsnius iš labai trumpų femtosekundinių impulsų. Jų tikslas buvo, sutrumpinkime tą femtosekundinį impulsą iki maksimaliai, kiek galim, 3 femtosekundės fizinė riba, 4, paimkim 4,5. Kiek trumpiausia gaus, tiek ir paimkim. Vat ir jų darbas, reiškia, vėl Nature žurnale 2001 metais vadinasi At a Second Metrology, kurie nagrinėjo klausimą, o kasgi bus, jeigu mes paimsim su labai trumpu impulsu ir šausime į tą patį argono ar kitų inertinių dujų čiurkšlę, sugeneruosime tas harmonikas, bet dabar mūsų laukas susviruoja vos keletą kartų ir tada, reiškia, vėl šausim į inertinės dujas ir galėsim vėlinti šitą lauką atžvilgiu savo atosekundinių impulsų. Čia kaip čia neprisiminsi mūsų mylimo katodinių spindulių oscilografą. Lazerio laukas, kuris yra elektrinis laukas, magnetinis irgi yra, bet imkime elektrinį, bus paprasčiau gyventi, yra iš tikrųjų be elektrodų į elektronų išlaisvintų čiurkšlę pataikantis elektrinis laukas. Jis gali tuos elektronus nukreipti šonus, aukštyn žemyn, bet paprasčiau pasirodo yra, kadangi elektrodų nereikia, elektrodų Z kryptim oscilografė neįdėsi, nes jeigu įdėsi plokštelę į elektronų spindulį, spindulys nepraeis, tai bus nesąmonė. Bet, reiškia, jeigu turi lazerį, tai tas laukas gali elektronus vaikyti pirmyn atgal. Jeigu elektronas lekia šitaip, laukas gali su juo susidėti priešfazėje arba fazėje. Gali jį pagreitinti arba pristabdyti tą elektroną. Tai va tai buvo, reiškia, jų pirmas bandymas šitas straipsnis, pabandyti, pamatuoti elektronų energijų skirstinį šviečiant labai trumpų lazerio lauku. Ir jie pamatė, kad jo moduliuoti galima, netgi rekonstravo lauką, reiškia, impulsą šviesos, sakė, 530 atosekundžių tikriausiai. Vėl, vienas iš pirmųjų atosekundžių pademonstravimo. Bet jiems kažko trūko. Trūko jiems, žinoma, lietuvių įnašo. Nes femtosekundės daryti geriausiai moka lietuviai ir, reiškia, dabar jau profesorius, tada dar postdokas Andrius Baltuška atvažiavo pas Ferencą Krausą į laboratoriją, jis buvo jau tada Gineso rekordo trumpiausio matomo impulso autorius, reiškia, ir jisai sugalvojo, kaip padaryti, reiškia, kad tie labai trumpi femtosekundiniai impulsai generuotų arba vieną, arba du, mūsų to labai plataus spektro impulsus, pavienius atosekundinius impulsus. Aš labai paprastai, čia yra pavaizduota schema jo paties šitam Nature straipsnėje 2003 metų, bet jis čia per daug visko turi ir mes paprasčiau padarysim. Žiūrėkit, jeigu lazerio laukas yra femtosekundinis ir labai trumpas, tai tada jis gali turėti vadinamą, gaubtinės fazę. Jis gali atrodyti panašus kaip sinusoidė, tai yra laukas, reiškia, simetriškas aukštyn žemyn. Nes jeigu sinusoidė nukarpinėja, tai gali nukirpti taip, kad, reiškia, šitas taškas būtų per centrą. Arba jis gali būti kosinusinis, tai yra didelis maksimumas ir 2 maži minimumukai. Ta prasme, čia tiesiog priklauso, kiek elektrinio lauko fazė yra paslinkta gaubtinės atžvilgiu. Ir matot, kad laukas, reiškia, pagal savo didumą, jisai yra nevienodas. Šitoks impulsas generuos tik tai vieną tą elektrono pagreitinimą ir trenkimą atgal į savo atomą. O šitas gali generuoti 2, ar ne? Ir šitas, šičia ir šičia. Priklauso nuo amplitudės, bet taip ir būna čia tas sudėtingai, matot, vėl elektronas greitinamas, atsitrenkia į atomą, tuneliavimas, visi tie patys vaizdiniai, apie kuriuos jau mes viską puikiai žinom.
Na ir Andrius, reiškia, šitą išbandė, padarė tos stabilizuotos sinusoidės impulsus, sugebėjo juos kontroliuoti ir parodė, kad iš tikrųjų, kai yra du impulsai, jie tarpusavyje mušasi, tai va šitoj aukštųjų harmonikų pačioj energingiausioj daly matosi mušimasis. Aukštyn žemyn, aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Ir čia matosi aukštyn žemyn, aukštyn žemyn. Tai čia vat atitinka vat šitą sinusinį lauką, kai mes turim du impulsiukus. Jeigu mes pastumėm šitą fazę taip, kad turim tik tai vieną didelį maksimumą ir du labai mažus maksimumukus, visa moduliacija dingsta. Va čia Φ0 fazė plus Φ iš 3, Φ0 yra 0, va čia moduliacijos nebesimato. Nu, jeigu nekontroliuojam fazės, tai aišku nieko nemato. Tai va, tai šitas genialus būdas padaryti vieną atosekundinį impulsą atvedė prie atosekundinio oscilografo. Čia ir vėl, žinoma, be lietuvių neapseita. Reiškia, taip, na, pasišildykime, kad mes vis tiek kažkaip prisidėjom prie Nobelio premijos, tikriausiai, jeigu ne mes, tai nieko nebūtų. Jo, reiškia, ir ką jie darė? Jie vėl išmušinėjo iš atomo elektronus ir tada tuo labai trumpu lauku juos arba pristabdo, arba pagreitina. Ir galim tada tą atosekundinį impulsą, reiškia, su juo sugeneruota elektronų pliūpsnį, turėti arba biški didesnės energijos, arba biški mažesnės. Tas didesnė ar mažesnė priklauso, kiek jūs pavėlinat savo lazerio tą, reiškia, na jau, sakykime, zonduojantį impulsą, infraraudoną, atžvilgiu atosekundinio impulso. Ir matom, kad čia gaunasi graži sinusoidė, na ir čia, reiškia, vėl Nature 2004 metų straipsnį. Kai Andrius pradėjo vieną po kito kasmet spausdinti, reiškia, šitos na, Nature ir Science straipsnius, tai buvo įspūdinga. Iš tikrųjų, jis yra genialus žmogus, garsėjęs doktorantūros metais tuo, čia doktorantūra tai buvo 97-8 metai, internetas būdavo per telefoną vielinį, ne, lazeris, jeigu sugesdavo, kompiuteris suprasdavo, kad lazeris nebešviečia, antrą nakties modemų telefonų paskambindavo Andriui į namus ir jis atsikėlęs eidavo taisyti. Tai, nu, kaip matot, kokių pastangų reikalauja atosekundiniai impulsai. Na ir turbūt, reiškia, nu, kaip ir kulminacija visų šitų tyrimų, paskui Andrius išvažiavo iš Krauso laboratorijos, čia matėt, straipsnis toks įtakingas, 10 metų, reiškia, Science žurnale, kad prisirašė kiekvienas ir jo dėdė. Galvoju, nu šitą tai jau bus Nobelis, gal man netyčia gausis. Reiškia, jie matavo, kiek užtrunka išmušti elektroną iš skirtingų orbitalių inertinėse dujose. Ar ne, jie yra ten 2s ir 2p elektronai neone, reiškia, ir, žodžiu, va, tos skirtingos būsenos, na, iš jų galima išmušti elektronus tom aukštosiomis harmonikomis ir galima pažiūrėti tas aukštasias harmonikas tyrinėjant savo lazerio lauku, jį ankstinant ir vėlinant, kaipgi ten yra su, reiškia, jų užvėlinimu viens kito atžvilgiu. Einšteinas manė, kad fotoefektas, už kurį jis gavo Nobelio premiją, vyksta akimirksniu. Nebuvo įmanoma susekti elektronų vėlavimo fotoefekto metu. Čia buvo būtent toks tikslas iškeltas. Čia yra jų žali duomenys, čia va, tos dvi grupės elektronų iš skirtingų orbitalių, numatome, energijos skiriasi, bet svarbiausia yra tas, kad atidžiai pažiūrėjus į šitos duomenys, ten pramasažavus juos kompiuteriu, galima matyti, kad šitos dvi, na, sakykime, spektrinės linijos viena kitos atžvilgių atsilieka. Ir atsilieka apie 20 atosekundžių. Taip, technologija per 10 metų, pirmosios atosekundės 2001, čia jau 2010, reiškia, nuo 500 atosekundžių nusivystė iki tai, kad išmatuojam 20 plus minus 5 atosekundės. Kad išmatuojam, tai aišku žavinga, reiškia. Ir kodėl mes jas išmatuojam, buvo straipsnėje pasamprotauta, bet visi teoretikai pasiėmė savo pieštukus, pažangesni kompiuterius ir greit suskaičiavo, kad minimalus leidžiamas vėlavimas elektronų išmuštam iš tos orbitalės turi būti nedaugiau kaip 10 atosekundžių, o jie išmatavo 21. Na ir čia, reiškia, į muštynės vėl grįžta Rapids, ar ne? Tik dabar jį daro jau ne Agostini, bet Anne Lumière,
Lundo universitete. Eksperimentas lygiai tas pats, du impulsai, vienas generuoja aukštas harmonikas, kitas paprastas, abudu sufokusuojami į čiurkšlę, reiškia, ir matuojame to neono elektronų energijas. Tik dabar skirtumas tas, kad jie matavo ne su pavieniu impulsu, kaip matavo vienu labai trumpu impulsu, kaip matavo Krausas ir kompanija, bet matavo vėl stebėdami tas šoninės spektrinės linijas, kaip jos osciliuoja. Jie naudojo impulsiukų voras. Ir sugebėjo parodyti, kad jeigu tik tai išskiri teisingą spektro dalį, kad Krauso duomenyse dominavo tas kvantinės mechanikos prakeiksmas, kuris visada persekioja labai trumpus lazerio impulsus. Trumpas lazerio impulsas yra kaip smūgis plaktuku per medžiagą. Skamba visi dažniai, kurie yra toj medžiagoje. Visi kvantiniai procesai, kuriuos tik palaiko lazerio spinduliuotės energiją, visi vyksta iš karto. O vat Anliulier triukas buvo paimti impulsų vorelę, tų reiškia, atosekundinių, ir juos tarpusavėje suinterferuoti taip, kad jie būtent apimtų tik tai tuos procesus, kuriuos Krausas manė, kad tyrinėja, ar ne? Ir eliminuotų visus kitus. Ir vat jie šitos spektrus nusifiltravę, parodė, kad iš tikrųjų ta kreivė, reiškia, kuri kiek vėluoja 2S ir 2P neono išmušti elektronai, jinai iš tikrųjų su teorija sutampa visai neblogai. Ir pataisė, o Krauso rezultatai buvo dėl to, kad vyko procesas, kad vienu metu, reiškia, 2P yra ionizuojamas, bet kartu vyksta ir dar sužadinimas kito elektrono, reiškia, iš 2P į 3P. Žodžiu, ten vyko papildomas procesas, kuris sukonfuzijo Krauso rezultatus. Na, kaip jie ten analizavo savo duomenis, aš nebepasakosiu. Na, toliau kiti eksperimentai jau po to pasipylė labai greitai, reiškia, buvo stebimi elektronai, kaip elektronas gali pabėgti iš vandens molekulės garų fazėje ir vandens lašiuko, kuo skiriasi iš skysčio elektrono pabėgimas ir vandens vėloto sekundėmis. Reiškia, ir iš dujų pabėga greičiau, nėra netikėta, bet pabėga 50 ar 60 atosekundžių greičiau. Ne? Mes niekad nebūtume šito galėję sužinoti dar prieš 20-25 metus. Na ir toliau kituose kūnuose metalų elektronus nagrinėjant irgi, čia tiesiog pasigirimui, kad Andrius nesėdi rankų sudėjęs, šitai 2007 metai, Wolframo elektronų dinamika, šviečianti Wolframą, laidumo juostoje esančių elektronų lyginant su kovalentinėse būsenose esančiais elektronais. Ir irgi rado jie tos vėlavimus, 110 plus minus 70 atosekundžių užima elektronui pabėgti iš laidumo juostos mažiau negu iš surištos orbitalės. Na ir kitaip tariant, reiškia, mes tuos elektronus jau galime gaudyti, galime medžioti. Mes turime instrumentą, kuris šviečia ekstremalaus ultravioleto šviesą, beje, šalutinis netikėtas poveikis yra, kad randasi lazeriai, kurie veikia ten, kur mes darom puslaidininkius dabar, ne? Ir galbūt šitie ekstremalaus ultravioleto fotonai, nebūtinai atosekundiniai impulsai, bet, tarkim, ten kelių nanometrų bangos ilgio spinduliuotė bus pagrindas sekančiai kartai puslaidininkinių prietaisų. Reiškia, ir, sakykime, ten visa nauja optika, tas ultravioletinis spektro ruožas mums dar visai nepažįstamas, technologijų, net veidrodžiui padaryti tenai gerų mes neturime. Na ir prieš 25 metus, kai Ziveilas ėmė 5 sekundžių Nobelio premiją, aš nemaniau, kad mes taip galėsim gailėti, reiškia, tos elektronus. Gali kilt klausimas, gerai, femto ato toliau yra zepto sekundės. Aš pagalvojau, kad nebelabai žinau, kokie procesai per zepto sekundės vyksta. Na, greičiausiai ten kokie nors, reiškia, sudedamosios dalis arba labai trumpai gyvuojančios elementarių dalelių būsenos galbūt turi prasme tokiuose dar greitesniuose eksperimentuose. Na, bet apie juos pakalbėsim jau po kokių 20 metų, tai let's go already, užteks.